Okohena yra hibridiniai dažai sausoje formoje. Labai svarbu suprasti, jog šie dažai yra visiškai skirtingi nuo įprastos klasikinės henos ir yra labiau artimesni klasikiniams antakių dažams. Ši moderni hena savo sudėtyje turi labai nedidelį kiekį lavsonijos ir veikia kaip papildomas komponentas kompozicijoje, tačiau nėra pagrindinis dažiklis. Okohena yra labai smulkaus malimo, ištirpsta labai greitai ir pavirsta į gelinę konsistenciją. Ši konsistencija padaro darbą dar lengvesnį bei greitesnį, nes labai lengva šiuos dažus tepti bei sluoksniuoti. Gelinė tekstūra nebėga, leidžia daryti aiškias grafiškas linijas, greitai džiūna bei palieka sodrų dažymo rezultatą. Oko Pau Powder chna dažymas išsilaiko iki 14 dienų odoje bei iki 6 savaičių plaukelyje. Žinoma, tai priklauso nuo individualių odos bei plauko savybių. Jokiu būdu nenaudokite chna dažų blakstienų dažymui. Alerginį testą rekomenduojama atlikti likus 24 ar 48 valandoms iki procedūros. Pakalbėkime apie Okohena dažų savybes. Tai, kaip ir minėjau, šie dažai išsiskiria savo unikalia gelinę tekstūrą. Taip pat ši formulė yra sukurta atsižvelgiant į būtent antakių stilistų poreikius. Šiems unikaliems dažams sukurti buvo suburta didžiulė antakių meistrų komanda, kuri ilgą laiką testavo bei tobulino šiuos dažus. Paletėje yra 6 atspalviai, tai yra pagrindinės 3 spalvos ir 3 spalvų korektoriai. Šie dažai yra sukurti tankiam antakių dažymui ir palieka švarų sodrų rezultatą. Sudėtyje yra komponentų, kurie švelniai nudažo tiek odą, tiek plauką. Turi CPNP sertifikatą, atitinka visus kokybės reikalavimus. Šiems dažams nėra reikalingas specialus aktyvatorius, šie dažai gali būti maišomi tiek įprasto vandeniu, tiek mineraliniu vandeniu. Bazinės paletės spalvos tai yra light brown, brown ir dark brown spalva. Jeigu norite kiekvieną iš šių spalvų paintensyvinti ar šaltinti, tai tiesiog įdėkite 4 numerį, tai yra juodos spalvos korektorių. Ir tokiu būdu jūs išgausite šaltesnę bei intensyvesnę spalvą ir ryškesnį atspaudą odoje. Jeigu norite kiekvieną iš šių spalvų pašiltinti, tai tuomet jums reikėtų įdėti būtent geltonos spalvos korektorių, kuris suteiks spalvai šiltumo. Okohena dažai garantuoja labai gražų dažymą, netamsinant plaukelio, net ir ant labai pažeistų, porėtų plaukelių. Jūs tikrai išgausite labai švarę tolygią spalvą. Atminkite, kad jums nėra jokių apribojimų, išbandykite, eksperimentuokite bei kurkite savo spalvų derinius. Šviesiai ruda spalva tai yra šviesi ruda spalva. Tinka šviesiaplaukiams, šviesiai rudoms merginoms, blondinėms bei palieka lengvą atspaudą odoje. Šios spalvos tono lygis yra tarp 7 ir 8. Brown spalva tai yra neutrali spalva, tinkanti beveik visoms merginoms. Brown spalvos tono lygis tai yra būtent tarp 6 bei 7. Dark brown tai yra gili, tamsiai ruda spalva. Priklausomai nuo darbo technikos galite gauti labai ryškų grafišką įdažymą odoje arba gauti tiesiog švelnų rezultatą. Šios spalvos tono lygis yra 6. Black tai yra juoda, labai sodri, intensyvi spalva, kurią galima naudoti, pašaltinti ir paryškinti kitas spalvas, arba galite naudoti vieną, jeigu norite labai intensyvaus
dažymo tiek plaukelyje, tiek odoje. Šios spalvos tono lygis yra tarp 3 ir 4. Yellow tai yra geltona spalva korektorius, kurią mes naudojame pašviesinti ir pašiltinti kitas paletės spalvas. Taip pat, jeigu norite šią spalvą, galite naudoti net ir vieną, pavyzdžiui, dažant klientėms, kurios turi medaus atspalvio plaukus ir taip pat norėtų būtent tokios pat spalvos. Šios spalvos tono lygis yra tarp 8 ir 9. Red wine tai yra raudono vyno spalva, tai yra būtent burgundiška ruda spalva. Šią spalvą mes naudojame kaip korektorių, tačiau taip pat nebijokite naudoti jos ir vienos, išties yra labai graži ir sumaišius su kitomis spalvomis išgausite tikrai labai gražius spalvų derinius. Ši spalva tikrai labai tiks klientėms, kurios turi vario atspalvį plaukuose arba kaštoninius plaukus. Šios spalvos tono lygis yra 7. Ši henna po dažymo akimirksniu stabilizuojasi ir jūs iš karto gaunate savo galutinį rezultatą ir matote galutinę savo spalvą. Jums tikrai nebereikia laukti keletą minučių, kol spalva stabilizuosi. Esu įsitikinusi, kad pabandžius būtent šiuos hibridinius dažus, jūs liksite labai maloniai nustebinti ir pamilsite šį produktą lygiai taip pat, kaip mes Oko meistrų komanda. Oko henna naudojimas išties yra labai paprastas. Prieš dažymą jums tereikia paruošti bei nuvalyti odą, tam galite naudoti Oko šampūno putas. Paruošus odą galite nusipiešti savo antakių formą, eskizą. Tuomet pasimkite savo reikiamas spalvas, sumaišykite santykių 1:3 arba 1:5. Tai priklauso nuo jūsų taip pat dažymo technikos ir priklausomai nuo to, kokį rezultatą jūs norite išgauti. Spalvos intensyvumas priklauso nuo jūsų pasirinktos konsistencijos. Kuo skystesnė bus konsistencija, tuo šviesesnė bei švelnesnė bus spalva. Maišymui nenaudokite jokių metalinių įrankių. Šiuos dažus tepkite tolygių sluoksnių, taip pat galite sluoksniuoti, užtepti net keletą sluoksnių. Galite šią henną nuvalyti, kuomet ji dar yra šlapia, arba kai visiškai pilnai uždžius. Nuvalymui naudokite tiesiog drėgną vatos diskelį ir labai gerai švariai išvalykite dažų likučius. Jeigu norite šiuos dažus sluoksniuoti, tuomet prieš dengiant antrąjį sluoksnį įsitikinkite, jog pirmasis sluoksnis tikrai visiškai išdžiuvo. Šių dažų išlaikymo laikas yra nuo 10 iki 15 minučių arba, kaip jau minėjau, kol chna visiškai išdžius.